Sveiki, mėly YouTube kanalo žiūrovai ir mano prenumeratoriai. Šiandien pirmoji mano kanalo apžvalga. Tai gerai, šiandien apžvelgsime kanalą Non-Stop TV. Šiaip pilnas pavadinimas Non-Stop TV LT. Tai gerai, 450 prenumeratorių, neblogas skaičiukas. Jie šitas kūrė vasarą praeitais metais. Tai gerai, paskaitykime aprašymą. Sveiki atvykę į mūsų žaidimų kanalą. Duk, nežinau, ką reiškia, atleiskite šnūpus. Kanalą valdo du veikėjai, kurių vardai yra Erikas ir Kristijonas. Kanalo žanras žaidimo kanalas Gaming Channel. Tai gerai, šiaip Erikas ir Kristijonas geri žmonės, aš juos abudu pažįstu. Jei pastebėjote mano banerį, šone yra parašyta Non-Stop TV. Aš to banerio pats nekūriau, man sukūrė Erikas. Šito Non-Stop TV kanalo kaip ir menedžeris, nežinau kaip taip gražiau įsireikšti. Tiesiog jie valdo Erikas ir Kristijonas šitą kanalą, nors anksčiau jie turėjo savo atskirus kanalus, bet nusprendė sujungti, bent man Erikas taip sakė. Tai gerai, tada paskaitykime toliau. Kokie pasikompai? PC. Erikos CPU, Intel Core. Čia skaičiukų neskaitysiu. Kristijono irgi CPU labai panašus kompai, nors tai Eriko liktais klaidinga informacija, nes jisai sakė, kad pirks naują kompą geresnį. Ir šiaip jų kanale labai daug visokiausių video ir jie labai kokybiški. Vat jie filmuoja, paskutinis video buvo Titanfall. Paskui Simsus filmuoja, Sims 4. GTA 4 filmuoja, nors sakė, Erikas jau nusipirko savo GTA 5, tik dabar laukia, kada jau šitą gaus jį. Nežinau, iš kuris pirko, liktas į Steam'o, jeigu neklystu, nebijau suklysti. Bet šiaip dabar jie filmuoja indie žaidimus, nes jam biškiau atsibodo tie normalų žaidimai, bet taip pat nepamiršta ir Battlefieldo 3, geras modą. Vienu žodžiu, labai geras kanalas, patariu jums užsiprenumeruoti. Visokiausių video yra ir Minecraft'ai yra, bet Minecraft'ai tas Feed the Best režimą. Va, Feed the Best, 12 epizodas. Vienu žodžiu, taip pat darydavo anksčiau One Channel Arts. Nežinau, ar dabar jie daro, liktais nebėjo, sakė Erikas, kad daugiau nebedarys. Man paskutiniam padarė. Aišku, nenufilmavo, bet man vienodai, nes aš labai jam dėkoju, kad jis man padarė tą. Filmavo ir Five Nights at Freddy's. Vienu žodžiu, pagrindė tai pas juos pirma buvo Minecraft'as visoks. Paskui tenais visas pirmas men šaudyklės. Ir tai va taip toliau. Šiaip kanalas neblogas ir per tikrai labai patariu jums užsiprenumeruoti, visokiausi čia Sniper Elite statom, galit pažiūrėti tenais. Va, pamiršau, Unturned dar jie filmuoja. Unturned tai kaip ir Minecraft'as, bet kaip ir Roblox'as, ar kaip jis vadinasi. Tenais irgi zombie apokalipsė žanras. Išgyventi reikia, aš jį pat žaidžiau, man jis patiko. Watch Dogs filmavo, nors man Watch Dogs nelabai patinka. Ir va. Tai va tiek tada apie šitą kanalą. Prenumeruokite jį būtinai. Ir tada pažiūrėkime kokį nors video jų. Gerą žiūrėjimą. Titanfall. Kartu su Eriku, Erikas čia. Okei. Kol mes ant automato turim, kiek norim kulkų tipo? Ne, matai, yra dešiniai pusė kaip magazinai 9, pavyzdį. Jo, tai blema. Baigėsi. Aš galvoju, kad kiek nori. Ačiū, blema. Aš galvoju, tipo. Čia mūsų minionai, kada su tokiam rodiklytėm, tada minionai būna. Jo. Aš čia bėgu, čia nais. Užlipau ant stogą. Davė, varau. Atvirus galima nučiuošti. Kur tu matai virvę čia nais? Vagi, virvės arba ant jų negalima. Ne,
Ne, čia man nežinau, jeigu... O, ten kiek priešų daug. Ir tikrų. O ne Kur? minionų. Tai va trumpa ištrauka iš jų video, jų kanalas bus įdėtas į descriptioną, vadinasi Non-Stop TV LT, bet čia mano rekomenduojamų kanalų sąraše, jūs galite taip pat užeiti ir įsiprenumeruoti, labai patariu. Tai gerai, tada tiek apie šitą kanalą ir iki naujų susitikimų. Ate!